Vieną projektą padarėm. Tai ten pabėgdavo, tai ten pabėgdavo. Tas benzinas be tepalo. O, Jėzau. Sveiki. Šiandien oras tikrai neįspūdingas. Toli gražu nepanašu į praeitą savaitgalį, kai buvo visiškai vasara. Vėjas pučia, lietus lyja, tai šiandien daugiau darbų pasidarysim namuose. Kadangi rytoj atvažiuoja brolis padėti vedžioti elektrą, tai turbūt šiandien atsivesim vieną laidą ir miegamajam pasikabinsim lemputę, kad būtų šviesu. Miegamajam planuojam pasidaryti laikinas duris, kadangi oras toks nekoks, tai kad bent jau šiek tiek laikytų šilumą. Pradžiai reikia susirasti, ko mums reikia, vat kas yra. Reikia. Šitoj krūvoj turėtų būti 5. Šitoj? Aš manau. Ne? Šitokio? 5 jo. Nu. Čia toks bananas labai. Aštuoni su pusė. Nu. Biškai mažiau, bet nesvarbu. Milimetrais keliais? Nu jau. Tai kas? Žinai. Šitas pasisuko. Taip ir buvo. Bus biškai kreivas durys. Nu, Kur Bus- padarysi? bus kažkokios duris. Tai pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kaip tarnaus. Oi. Ką, reikia pabandyti? Nu vis tiek yra kreivumo. Bet ko padarysi? Gerai. Eini atgal? Nu dabar tau dirbti reikės. O ką man reikia? Taip plėvelę apsukti. Okay. Kažkur čia gal, kad šitas nežinau. Vau. Nu, geras. Va jos, va šitaip ir laikosi. Tai viskas čia puiku, nereikia jokios nei virvutės, nei ko ten.
Vieną projektą padarėm. Turim duris. Nors ir kreivos, atrodo kaip šiltnami, bet savo funkciją atliks kol kas. Ateinu. Palauk. Tu sakyk stop. Ką? Čia kaip tik gaunasi vidurys kambario. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Лампочка. Toj sužinosime, ar mums pavyko pajungti. O, Jėzau. Elektra. Šviestuvą turim pirmą. Eina savo. Ne pirmą, antrą. Nu, antrą, bet pirmą Bet- miegamajam. Pirmoji lempa miegamajam. Tai va, prasivedėm apšvietimą į miegamąją. Tai turim šviesos. Šviesiau vakare. Kadangi diena apsiniaukus, tai šviesos tikrai reikia. Duosiu jums patarimą, jeigu niekada nejungėt ir reikės kažkada sujunginėti jungiklį, tai viskas jungiasi ne taip, kad du laidai į vieną pusę pagal spalvą, du laidai į kitą pagal spalvą. Tai jeigu taip labai elementariai mėlyną laidą užtrumpinam, tai suva kaladėlė, vietos nebuvo viduj, tai tiesiog padariau taip laikinai. Ir rudas laidas į vieną pusę rudas ir į kitą pusę rudas. Nes jeigu sudėsit du vienodus laidus vienoj pusėje ir du vienodus laidus kitoj pusėje, paspaudus mygtuką, eisit įjunginėti saugiklius. Rytoj atlieks brolis, prasivedžiosim daugiau elektros laidų. Labas rytas. Šiandien oras truputėlį geresnis, vien to, kad nelyja. Atvažiavo brolis, vedžiosim laidus. Pažiūrėsim, su kokiam problemom šiandien susidursim. Galbūt viskas bus sklandžiai, greitai ir be komplikacijų. Tai žiūrim. Jūs tau įvadą reikės telefozinio? O tai pas mane koks dabar? Paste vienfazį, tai kur tavo čia įvadas, va šitą? Nu taigi tu laidą davėjai įvadui. Tai jis guli viršui. Tikrai daviau? Nu taip. Rimtai? Čia yra orkaitė, aš taip suprantu, ar ne, aš blogai suprantu. Nemačiau nei kartą. Bet turbūt jo, čia yra šildytuvas. orkaitė, čia Taip. yra rozetės. Taip. Tai galim iš likučių, nes čia žiūriu irgi likutis. Tai jis Pažiūrėjau. reikalingas? Man? Nu. Tai aš čia gerai daug. Ai, blėt, aš galvau, tu čia savo davėjai. Laikyk, pasižiūrėk, kiek mes jo turim, kad galima būtų matuotis. Aš užsirašiau, kad čia šaldytuvas. Bet tai mum jį reikia biškai nusikirpt gal. Tai gerai, aš užsirašiau, kad tiesiog žinau. Tai, blėt, zaibės užsirašys ant galo, kurį mes nukirpsim. Taigi, palauk, mes čia mums jo daug nereikės skirti. Tu savo gofrą turi? Jo, Be vėlos? su. Maladėts. O pas tave be? Tai aišku, kad be. Čia jau gerai, nu ką žinau, laikas parodys. O nutrūko tau tada, ar ne? Buvo nutrūkę, aš turiu izoltis. Raudona? Taip. Nu, raudona, žinau, Kaip pas čia gydytoją. labai prabangiai. Matai, turiu diržą jau. Čia turbūt
Vienas iš požymų, kada va, tiesiog žmogus bando apsimesti meistru, tai iš va tokių šūdų prisiperka. Pliot, bet tai taip patogu, aš nebepametu ruletės kaip anksčiau. Aš per dieną taupau kokį 45 minutės. Nu jo, rankos tai juodas. Ir Yra? čia tai nieko nebematau, kur kas užrašyta. Nu gerai, aš padarysiu. Vėl. Gerai, bandom. Pa. Palauk. Atgal. Palauk. Nu, prasižiūrėjom nemažai laidų, tai virtuvė baigta. Virtuviai laidynas jau yra padarytas. Prasivedėm keletą laidų ir į kitus kambarius, tai vieną kambarį irgi atsivedėm jau elektrą, prasivedėm į miegamąjį, tai tą patį laidą ir palikom. Realiai liko vonia, į kondiškės laidas, dar kelios rozetės bus apačioj. Tai brolis atvažiavo, padėjo viską prasivedžiot, pakankamai sparčiai, problema buvo ta, jog tiesiog neturėjom pakankamai laidą, tai pritrūkom šiek tiek laido, tai pasidarėm kiek pavyko pasidaryti. Tai sakyčiau, visai neblogai mes čia padirbėjom. Lekiam pasimsim trimerį, vakar atvažiavus su traktorium sklypą apsipjovėm, tai žiūrėsim, ar trimeris susikūrė po žiemos. Tas benzinas be tepalų. Prie namo nieko per daug nedarysim, bet pasigaminsim miegamojo spinteles. Tai einu susipažinsiu su projektu ir pradėsiu pjaustyti. Taip, tai čia yra mūsų Turi kaip ir čia pagrindinis tram 5 cm. korpusas, ta prasme lentelės čia su kojom. Tai darysim tram 6 ant tram 6. Čia yra va kojos mūsų, Čia yra 4 po tram 5 cm. Ir čia tada ant šito korpuso dar vienas aukštas statysis ir kaip ten apkalimą darysim dailylentėm kažkokiam, ane? Nu, lentelėm. Tai va, tai dar eis ant kiekvieno aukšto, ant 2 aukštelių, vien žodžiu, gausis viena lentynėlė toj spintelėj. Gerai, tai pradedam pjauti, žiūrim, kas čia gausis. Nu, ką tu darai? O Ką tai tu darai? Ką tu darai? Kokios čia formos prasidėjo? Nu va, pasidarėm. Labai kreiva šitą pusę gavosi dėl to, kad ta viena lenta labai pilvota, neprisitempė, bet nebeapsikrausim. Ne visas jis toks tiesus ir yra, tai. Tai, okei, einam pažiūrėsim, ką daro Dovilė. Ir pažiūrėsim, ką čia toliau veikti.
Dovilė davė naują užduotį. Agrastui darysim namelį. Atramėlės. Lygiai atpjoviau. Bet vakar, kai stalą pjoviau, tai ten pabėgdavo, tai ten pabėgdavo. Okay. Reikės dar, kad vėliau ateitum, padėtum. Ką? Įdėtą grastą į namą. Dovilė kažką ruošia. Nu, keliaujam, pažiūrėsim, ką Dovilė darže pridarė. Nu, ir ką tu čia pridarėjai? Padariau antrą takelį. Tas, kur Šitą, ne? tamsesnis, taip. Paliejau jį. Šitas buvo praeitą. Čia šitas užpraeitą savaitę Aha. padarytas. Tada, kad čia biškai bulvių lysio kampučiuose ten gėlyčių pasadinau. Tada Tai turėsim ne tik braškių, bet ir bulvių. taip, o čia va prie braškių dadariau, pabaigiau iki galo perkast lysvę, nuėmiau velėną ir supurenau žemę. Ir kadangi tingėjau šiam pabaigti, tai užklojau, kad neišdžiūtų. Ok, tai va tiek darbų buvo nudirbta darže. Ir taigi agrastą į namuką. Ai, agrastą Įdėjom. į namuką įdėjom, kad nepabėgtų. Tai va, draugai, šį savaitgalį tiek. Paspauskite like, paspauskite subscribe ir susitinkam kitame video.